Tai ką, sveiki visi. Išvažiuoju į Plungę dirbti Latvijos kroso čempionate antrame etape. Tai džiaugiuosi, kad latviai pakviečia mane tenai dirbti, nes iš jų tikrai yra ko pasimokyti. Ir, kaip sakyt, su kiekvienu išvažiavimu tikrai pasisemiu gerų žinių, kaip turi vykti čempionatas, kaip visas varžybų pravedimas. Tai dar turiu tokią misiją, pakalbinsim ten dalyvaujančius mūsų lietuvius, pakalbinsim latviukus. Bus biški vaizdų ir iš pačios trasos pafilmuosime. Tai ką, dabar susimatome Plungėje. Tai labas rytas vėl iš Plungės. Šiandien prasideda kvalifikacinė antras, važiuoja superkarai. Žiūrėkit, tie, kur lietaus neįsiganda, pagaliau atsirado normalių bachūrų. Mes visai lietaus nebijom. Ja. Dirbsi operatorium ar čia? Viskas taip kaip priklauso. Tai keli, 3 būsit? Turim 3 būsit. Mes 2 ir Latvis. Latvis irgi nepabijojo lietaus. Ne, tai, kaip sakau, nereikia būti, žinai, garsiai nesakysim, bet, naršytė 2. Kur tas myžnis pirmiausias, kuris pradėjo raudoti? Ko tu čia, blet, leidi tą antį? Oi, lietaus įsigandam. Ne, aš tai neįsigandau, kolegos įsigandau. Būčiau įsigandęs, būčiau nevažiavęs. Ja. Tai o labiau dar prieš 2 savaitės buvom susišnekėję, kad važiuoju dėl to mašiną pasirašiau. Paskui nieks nebevažiuoja. Supratau. Bet vienas tatuškinis irgi toksai pasivedė, ne? Lapinys. Viskas aišku. Eisim, žiūrėsim, dar einu per kitus ir dirbsim. Vakar dar skaityti. Šiaip kaip nuotaika? Viskas gerai, ką prognozuojam, kad galimai net į top 3 jau galim papulti. Į top 3, ne? Jo, tai... Bet svarbiausia, nesakyk kiek dalyvių, ne? Jo, nesakyk kiek. Po 10 metų nieks nežinos. Po 10 metų nieks nežinos. Gerai. Pip. Petita poilsiautojai. Pasaka. Smagu buvo palėkti? Smagu. Ir kas juokingiausia, sausoj trasai važiavom. Jo, jau sausoj trasai važiavot. Jo, važiavom sausoj trasai, tai... viskas super. Aha. Biškį paspaudėm, tai... Iš 3 pirmų parvažiavau, tai... Gerai. Bet aišku, Džokeris irgi sužaidė. Jo, Džokeris irgi. Atrodo, jis toks tiesiai ten, visi atrodo važiuoja tik tiesiai, net pirmą į kairę ir tada turi išnesut. Tai va. Bet iš pastarto su Edgaru abudu taip jau posūkį ėmėt pirmų kartą. Tai va tas ir buvo. Edgaras laukia, kada aš atsileisiu, aš ir nužiūrėjom, kuris atsileisim. Tai jau. Nusprendžiau, neatleisiu. Reiškia pasikiaušai didesni. Tai nusprendžiau, kad neatleisiu. Supratau, kur Edgaras? Kažkur varinėjo, ne? Jo. Išėjo pas Jaršovas patirties semtis. Norėjo patirties. Supratau. Tai va, modelis viskas tvarkoja, ne? Jo, juokingiausia, kad per treniruotę truputį Edgarai puoliau, tai... Tai cool. Nieko nepadarysi. Ne milijoną pralaimėsiu. Jo, viskas tvarkoja. Modeliais. Labas, Majau. Užeinam, pakalbinam pirmą. Tai duok pitakų. Negaliu. Va, sakam, interviu paimsim. Negali. Va. Nepabūgai lietaus? Ne.
Nu, maladėts, tu bachūras tujai. Ja. Gerai, va, lietuviai nepabunga lietaus. Einam pasižiūrėsim, kaip kiti va, Latviai nepabūga lietaus ir manau, kad bus čia viskas gerai, tik tai laiko klausimas, kiek išsilaikys be lietaus. Dar vienas lietuvietis. Latvietis. Nu, kus kers Latvijas? Pasiruošęs? Tai visada pasiruošiu kaip ne. Na, nepabūgai? Lėkiam. Aha, nepabūgai lietaus. Ne, ko čia bijo? Bachūras. Aišku. A mechanioriai pasiruošė? Paklauskit mane. Viskas tvarkoj. Čia. Ne. Čia ta kompanija. Čia tušta, visi dabar ne vienas. O, ble, blogai, žinok. Bet tu atvažiuos. A, Dar ne visi suvažiavo. supratau. Jo, toj prilėks. Tai va, viskas gerai. Nu, vakarinė dalis jau ruošiama, ar ne? Jau. Nu, man jau dabar trumpai antras atvarė, ar ne? A, ir iš galo startavai? Tai žaibą duok, bachūras. A. Jau geriau viskas. Džokerį prasileidau, o iš tą važiavau džokerį, prasileidau duotą Mardoks ar kas tar ten labai lietus per buzinę ją aplenkiau. Neimis nebuvo džokerį ir jis įsuka džokerį ir apsilenkiau ir toj pačioj vietoj. Tai va, šaunuoliai. Gerai, einam toliau. Ja, biškį paskui. Labą dieną. Labą dieną, mechanikas, jau mašina sutvarkyta? Tvarkama. Šiaip ir nebuvau sugedus. Nu, bet tai kažkas ten. Vagi, pagrindinis mechanikas chujovai remontuoja, ar ne? O, aš taip sakau. Ja. Žinai, kaip pasakysiu? Šakios laimėjo, po mano buvo surinkta. Jie darė ten, keitė kolonkės, traversas, o kas dabar? Pyp, darom kažką. Na, davai. Sauliau, čia biškai maulis per didelis užmetė radiatorių. Ja. Asfalto reikėjo daugiau. Asfalto reikėjo, kai vilkyčius asfaltų. Na. Čia knie dėklius. Giliauja. Reiks išlėsti aš. Na, ja. O tai yra grašiukų dar. Kas čia? 5 mamos. Kokie čia dar, ble? Graždani tuniacijai. Labą dieną. Labą dieną. Как дзивай, что тут драуdzeba? Labi tautų. Labi. Nu ką, merginas? Abeitas. Labi? Jo, labi. Filmų. Ir labai labi. Sauliuk. Bagių 1600. Nu ir ką, mini bagiukai, mūsų lietuviečiai irgi. Augstāk mazai, esam gatavi, uzmanību visam, starts braucam. Gatavs. Petraška, Petryčia Matuolė ir Gruzinskas. 3 lietuviai.
Nu va, o čia Žigulys. BMW baudėjas. Nu ko, eisim pakalbinsim lietuviečius. Kaip tokioj trasoje su latviukais? Normaliai, iš tikrųjų, pirmas iki važiuoju A ne? gan gerai, nu, slidoka biškį, sunkiau negu rally cross'e važiuoti, vien dėl slidžios dangos. O daugiau, ką žinau, gan gerai. Čia purvas, nusiemi stūjį, ar ne? Nusiemiu dabar biškį, planas tvarkaus, biškį naujus reikia pavasarį pasidaryti, nes buvo nuplėšę. Tai greit susimėčiau po treniruotės, kad į pirmo užvažiavimą spėčiau ir viskas. Biškį reikia apsitvarkyti. Tai kur mechaniorai? Nėra, mechanika vienas esu. Tai, A, ne? Jo, gal rytoj atvažiuos, nuo ryto. Ai, nu tai rytoj gal, jo, tada gal. Supratau. Aiveriai? Čia? O, nu pasakok jaunuolį dabar, kaip, nuotaikas? Geras. Geras? Nepabūgai lietaus? Ne. Ne? Bet bus čia reikalų. Nu, kai visas praeitas sezonas atvažiuotas per lietų, tai jau nebebijau. Nebebijai. Na ką, Beatričiai dabar bus pirmas varžybas, taip? Taip. Ir dar ant šlapios dangos, ant lietaus. Kaip nuotaika? Gerai. Gera. Kur mama? Čia mama. Nu, pergyvenė, labai stresuoja. Taip. Tikrai taip. Na, bet nieko, žinok, matai, tėvo genai persidavė. Tokie reikaliukai. Tai va, gerai, pažiūrėsim, palinkėsim, pafilmuosim ir lauksim starte. Ну ка, susitikom mūsų draugą Юрий Местерс. Юрис, как настроение? Настроение хорошее, да. Давно в чемпионате не ехал. 6 лет не ехал. 6 лет была пауза. Мечта была возвратиться в чемпионат, но уже посерьезнее с чем-то. Жизнь идет вперед, надо наслаждаться. Правильные слова. Дождя не испугался? Да нет, мне эта трасса одна из топ-трассов в Литве. Купишки забыл. Вторая Купишки однозначно, это длиннее, быстрее, да. Ладно. Ну, va. Gražus modeliukas. Opeliukas. Поснимаю немножко тоже с трассы. Будет видео, потом поставим. Учимся, регулировку делаем, учимся ее к земле приземлить, чтобы все, такое довольно много нюансов. И, Ну да, сейчас будет чуть-чуть трасса немного. Да, ну, может, траектория очистится, все будет отлично. Да. Все, ладно. Вислави, как говорится. В субботу в тебе будет, да? Да, в субботу. В воскресенье. Не, в субботу. В субботу, так что есть шанс, приезжай, потому что у вас Я 3 уже недели. думаю. Мне у вас, у Саулиуса, мне нравится развлекаться. Дразнить местных литовцев. Они меня знают. Да. Nu ja, dar mūsų vieni draugai. Nu, kur mechanikas, ko nepabaigiai? A, radai skylutę? Ja. Žiūrėk, dar čia va 3 skylutės prie akumuliatoriaus. Girdėjai, Dainiau, 3 skylutės dar yra. Jeigu impilsi, tada nerasim. Užsimerksim. Na. Nėra tai? Ne, tai melagi. Reikia, kad biškį atidžiau į mašiną pažiūrėtum. Tai tavo. Ja, kaip nuotaika, gera? Aukštam lygiai. Aukštam lygiai. Na va, žiūrėk, pėtkelnes maunasi. Čia sekso puslapį įkelsiu. Juk uždraus paskui rodyti. Nieka, viskas čia. Baną uždės YouTube. Dėjau. Pusnuogių vyrų nerodysi. Na, a ką tu žinai, aš kokia Ai, nuogą visiškai padarysi. Dabargi dirbtinį intelektų pabandysim. Tai va, gražus modelis. Užeisim rytoj vakare, pažiūrėsim, kaip tas modelis atrodys. Nu, Antanai, kaip? Labas vakaras, laukinis vakaras, jūs kviečia? Po pirmą. Kaip įspūdžiai? Einam į šviesą, kad geriau matytumėt. Žiūrėkit, tamsą matau, jau būsim susipyk, pasiliko čia savo geldą.
tą geldavo. Jo, CF-as, čia CF-as. Taip. Va, normalus modelis. Palei spalvą. Į mašiną mėlyną, į modelis. Čia Lenart, jeigu nori žinoti. Liežuvį nusilaušė. Taip. Tai šiaip gerai susivažiavo. Labai gerai. Startau iš antros juostos 6 poziciją, iššokau į 2. Po džokerę greičiausiai nelaikų pasirinktą. Išvažiavau į 5 gal poziciją, paskui apsilenkiau dar porą, likau 3. Antroji važiavęs 55 numeris neprasileido. Ta prasme, nelabai norėjo mane užleisti, maišęs ir to pasiekoju nukritau į 3. Manau, kad nėra blogai iš 6 startavus baig 3. Gerai. Tikrai gerai. Tai rytoj startuosiu pirmą kvalifikaciją iš 3 juostos kairės pusės ir po to liks 3 kvalifikacija liks pirmoji eilė vidury. Nėra blogai, labai gerai, kad gavau 3 eilę iš kairės pusės. Vidinė pusė ir gerai. Svarbiausia gerai iš startą pavažiuoti. Taigi taip. Ir ten reikia susirinkti, ką reikia susirinkti. Taip. Ir mačiau dabar pirmą kvalifikaciją suvažiavau tikrai su gerais driveriais. Tai dabar ten nenoriu žaisti konkurentų, bet į lengvesnę grupę, tai manau, kad ten daugiau galimybių turi negu dabar. Ir jūsų klasėje kiek dalyvių yra? Turim dabar 15 dalyvių. Na, va. Tai kad patekti į finalus reikia 8 berods, ne? Paskui 4 jau patenka iš paguodos B. Ja. Tai aš labai stengsiuos, kad patekti ten. Tai va, gerai, lauksim rytdienos viskas. Taip šiaip smagu. Modeliukas nieko nenukentėjo, biškis duris buvo biški lenkiai. Tai čia tos duris bus, nebus. Bet nedaug. Svarbiausia palaikymo komanda, negirdžiu Moterys! Mes švenčiam Antaninės, tai galit visada pasveikinti, birželio 13. Antanai, su vardadieniu tada, ja. Ne šiaip savo lubinai ant stalo. Va, tik dabar atkreipiau, matai, per tuos darbus nieko visą. Ten atveju žmonės daug ką pamiršta. Neįžeidinėk, senelis jaunas. Nu, einam prie kitų lietuviečių. Nu, Juliau, pasakok. Ką čia pripasako? Nieko, smagu prisiminėm šlapias trasas ir važiuojam. Pernaigi visus varžybos praktiškai lietus. Na ja. Tai va šiemet papuolėm vėl tą pačią situaciją. Smagu, ką, važiuojam, mokinai. Bažnyčion reikia eiti dabar, ne? Melstis, kad nelytų. Tai čia toks sportas, tai turi ragauti ir šlapio ir sauso. Bet šiaip smagu, va, kai klasėje daug dalyvių, ne? Tai jo, smagiau faktas, žinai, kur 3 ar 4, o kur apie 10 dalyvių. Tai va. Yra iš ko ir mokytis, yra ir kur pasitemti. Taip. Tai o mūsų broliai, ką jie stiprus, tai tik tarp stiprių auga. Jo, stiprus. Kaip planas Kupiškin atvažiuosi? Plano kol kas neturiu, nes variklis į pabaigą, kiek laikys, tiek važiuosiu, sakiau. Didžiausias planas, jeigu datemsiu iki Bauskės, nes noriu Bauskę suvažiuoti. Aha. O šiaip jo, žiūrėsim, kur renkasi, ten ir važiuosim. Tai va, nu tai irgi Kostas kaip ir viskas tvarkoj bagys. Matas planavo atvažiuoti šiandien, bet biškį dar pritrūko, nu gal, matai, jeigu būt ketvirtadienį nepara jam darbas, bet spėjai susitvarkyti, žinai. Jo, mes skambinom, jie sakė, kaip ir, sako, viską pasibaigiau, sako, turėčiau pasirodyti. Jo, bet jau vakar, sako, kad nebe, sako, dar irgi ten, sakau, žiemų tai blembački nieko neveikia, na aišku, žiemų, žinai, nu šiaip pas juos šiltas, garažas yra ten, kur remontuoti, bet laiko neranda, bernai. Mergas rūpi tada. Nu tai va, čia reikia rinktis. Girdėjai, Matai, reikia bagis rinkti, a ne gerdų glostyti. Po bagio ar po žmoną. Jo. Kurgi Adrijus yra? Yra. Einam, pakalbinam jauną į driverį. Ateik, po tavęs nori. Labą dieną. Labą dieną. Nu, Adrijau, eikš. Ateik. Na. Labai žinokit, ar matlyvas berniukas. Nieka, viskas išdrasės. Pratinkis jau interviu duot, vis tiek žvaigždė būsi kai kada. Na, kaip nuotaikas? Gerai. Gerai.
Šiaip pakankamai stipriai važiavai, viskas labai gerai. Jo, antru baigiau. Jo, tai sakau. Tai va, ir. Kaip bagys tvarkoja viskas? Jo, Tai nuotaikas rydienai. taip yra. Viskas taip pat, pasakai, ar ne? Tai va. Tai svarbu, tvarkoja viskas. Tetė sutvarkė? Kartą tvarkė. Tai va, gerai. Tai va, vyksta apdovanojimai. Tai užsitempė varžybas. Gavom daug lietaus. Nieko kažko labai ir nebefilmavau. Neteko net ir pakalbinti, galvojau, kad turėsiu laiko, bet laiko neturėjau. Tiesiog veiksmo buvo daug, trasoje dirbam, bet smagu, kad Beatričei Matuolė, pirmas varžybas ir pavyko 3 vietą laimėti, tai su mini bagiuku. Tai va. O daugiau reikėjo žiūrėti tiesioginę transliaciją. Tai va, šiaip dalyvių skaičius įspūdingas, latviai nebijo blogo oro, važiuoja ir maži vaikai su mini bagiukais per lietų. Na, šį kartą buvo viską. Ir trasą reikėjo daug dirbti, iš trasos stumti vanduo, kasėm griovius, nuleidinėjom. Na, bet varžybos baigėsi, einu irgi užsikrovinėsiu keturatį, važiuosim namo. Tai ką, dabar susimatome šeštadienį Ogyniuose, kur bus ir autokrosas, ir keturačiai. Autokroso 4 etapas pirmenybių, keturačių 3 etapas pravažumo taurės. Tai, aš bažnyčią neinu, bet Dievas mane myli, rodo 25 šilumos. Manau, kad bus super orelys. Iki! Labākie mini 160 klasē Kārlis Mārdoks, Emīls Neimanis, Beatriča Matuolė, Alio! Neištynis kažko dar? Kaip jausmas? O koks jausmas? Džipų varžybas, ne? Išlikimo. Na, yra kaip yra. Nu jo, nieko nepadarysi. Va, tētē. Galvenā, ļoti svarīgā procedūra. It kā jau nebūtu gan šmulējušies 2 dienu garumā. Emīls veiksmīgi savāc visas savas mantas, visas savas pekeles. Neataisa šampānietu un notinās. Jā. Tur arī ir, kā saka, zināmas pieredzes elementi. Ir. Dāls šāviens. Jā, pirmais trīnieks mini 160 klasē. Kārlis Mārdoks, Emīls Neimanis, Beatriča Matuolė un visi pārējie superpuikas šajā te kategorijā. Superpuikas un supermeitenes. Nu, lūk. Ejam tālāk. Jā. Un ejam tālāk mini 200 klasē. Nu, šeit pulciņš arī lielāks, 17. vieta, 17th place. Žaiba dod! Var road from Estonia, Hans Richard Dau, 17. vietā. Patīkā? Kāds maziņš čalīts. Saunolė.